Sveikučiai, tai šiandien su draugais nusprendėme važiuoti aplankyti kelis įdomius objektus Lenkijoje. Vienas iš jų labai populiarus ir jums, manau, gerai žinomas, nes dabar socialiniuose tinkluose pastoviai visi varo, kelia nuotraukas. Tai aplankysim jį ir dar vieną. Tad lekiam į mašiną, varom pasiemam draugus ir lekiam į Lenkiją. Ką, pai. Tai ką, pasiėmėm chebros ir varom, kur varom? Į Lenkiją. Čia Martynas, supažinkit. Ten Justina ir Mytvilė. Žmona. Tai va, lekim į Lenkiją, o kur pamatysit vėliau. Kol kas čia. The passport or ID document? Tavo pasą paėmė. Mytvilė. Mano pasą paėmė? Jo. Thank you. Pafilmavai čia kažką? Blet, žinok, filmuoti ir žiūriu, o taip kamerą laikau. Bet pafilmavau, kai stabdė. Man atrodo, arba buvo taip kamera atsukta, arba buvo taip. Tai įdomiausia dalis. O kas reikia palaikyti? Atvykom į pirmą objektuką. Smulkų prieš didįjį. Smulkus objektukas prieš didįjį objektą. Skanų mylį. Lipsim į bokštą. Pažiūrėti žiūriukų iš aukščiau. Tokį norėjom pirkti šuniuką. Kai kaukės tas. Aha, kaip iš kaukės. Čia kažkas parašytų. Aš noriu laiko, šitos nelaiko. A kitos amerikietiškas. Toks vardas ne laikas. Ja, pavadinsim laiką. Facebooko laiką noriu. Noriu daugiau laikų YouTube'ai. Nedaug. O, viskas jau. Ai, gal lėpam žemynų. Tai aišku aukštesnis. Bet va turim atsiveria vaizdas į mūsų kitą objektą. Ai, va, tai vėl. Kaip ir galim nevažiuoti, ne? Pamatėm, ne?
Atjausim, gal varom namo dabar, ne? Jo, gal. Patinka keliauti. Patinka, labai sunku buvo lift, nugarą skauda labai. Ne tas amžius. Aš dar net gavau kvapą, atrodo, tų laiptų nedaug. Sakėt kempiniukas, smakutis. Kempiniukas? Kempiniukas pačiakelis. Rina Polodovica. Tai išverskit. Bledzenko. Bledzenki. To Nivilka, Rzeka, Linata. Ir aš atvarėm į Rina Polodovicova Bledzenki. Tai ką, pasilipom į apžvalgos bokštą, pamatėm objektą, link kurio judam, o dabar judam ant pačių tiltų, po to gal po tiltais. Po tiltais. Ten ateikit po tiltų, nieko nebus. Hello. I see we can take card. Daug savo studento. Ir tada mes... Studentų dokumentų. Yeah. Tai vieni davai sumokam paskui. Only one. And... Šesti? Yes. Whatever. Tai ką, lipsim ant cilco? Mes jau ant Tilso. O paskui eisim po cilcu, jau nieko nebus. Troliai. Troliai, moliai. Žiūrėkit, trolis jau čia. Ridensime šitu. Čia guli trolis. Smagiai atrodo, smagiai. Wow. Baltosios rožės tiltai. Ir ką, reikia droną pasikelt, ne? Ir drono fotkę pasidarysim. O, žiūrėkit, mes ten buvom ant to bokšto. Wow, koks bokštas. Bet tu galvoji, ne tai atrodo efektą, bet kol kas ne. Tai skau po tiltų jau čia įdomiau. Mesgi visi varo fotkintis po tiltų.
vardina. Atvykom į Stančikų tiltus, tokį objektėlį. Taip, kiek žinom, tai buvo geležinkelio tiltas, bet bėgiai jau išardyti. Kur dabar einam? Dabar į apačią leidžiamės. Apačioj. Lūšis filmas buvo nufilmuotas su šiais tiltais. Ir merginos sako, tai kaip čia reiks grįžti. Tai mes dar apgavom, kad nereiks lipti tais laiptais. Keliu pareisim. Bet dėja, teks. Einam po tiltais. Einam po tiltų, jums nieko nebus. Kelintą kartą jau trečias. Istorija tiltų šiaip yra įdomi, labai nepasakosim, paliksim linką aprašyme Wikipedijos, galėsit skaityti, šiaip labai gražus, tai rekomenduoju mums sukti. Nu, gražu, tikrai gražu. Verta objektą skaitom, einam pasifotkinam po tiltais ir lekiam į kitą objektą. Tai paėmam. Tai vadavė, lačiau daug lačiausia. Sakai, kad nesutryptų, ne? Oi, ne, tokia. Gelbėjau sraigiukas. Šauna. Nesvarbu, kad į lietaus lašai nutrynė. Kol mane nors apimai tik sielos šeimose sėdėtų šalia. Išeiti prieš minutę palikysiu klausimais galvoje. Ar gali šitai būti? Pamilau tave rugpjūtį. Ir ar gali šitai būti, kad priklausau nuo tavęs truputį. Bet kalbų nesvarbu, kažkas ten draudžia, išgerti draudžia, neįdomu. Visi kartu taures pakelsim ir šventę švęsim, lyg paryčių balevosim. Ule, 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 vosim. Pasmėsykama, šasmėsi po šotą. Bale, 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 vosim. Ule, ule. Pagyvensim, pamatysim, kaip sakoma. Nu, tai žiūrėkė, visi mus rinkę Lenkijoje. Ačiū labai, kad susirinkot. Linkėjimai, Emiliui. Nu ką, atvykom dar į vieną. Mašina prisitraukė iš kelio. Jėzus, nepatenkia. Ką, atvykom dar į vieną objektą. Tai Vygrių vienuolynas. Einam pasižvalgyti. Tikrai gražu, Tikrai gražu, tikrai skanu, tikrai gardu. Visi šalkia, apie maistyti galvoja. Bet dar reikia vienuolį pamatyti. Dar vienuolį reikia pamatyti. Oi, O tada bus kuchnė. galima įt valgyti. Nieko, praeisim per šlagbaumą. Išverst reikia. Vigirska. Čia vegetariška gal? Vegetariška. Vigrio paukštys. Vigirska nacionalinį parką. Vigriai, lenkiškai vigriai. Rama, o skoro iki 10.
Tai šiandien čia galėjom įvažiuoti. Ir parkėjom. Ir dar čia būtų nemokamas parkingas. Su kriptovaliuta apmokėtas parkingas. Eisim, kas kripto. Viskas kitai. Į ten anksčiau reiks palib. Reception desk, nu bet ką žinau. Clock Tower. Ten vaidešė. Jo. Nu kažkur nueisim vis tiek. Ką žinau, nu čia nerašo angliškai ir reik mokėti, nes tai reiškia, nereikia. Atrodo gražiai. Va, tas valpinė aukštienas. Nykštukų namukai. Tai čia gal tie vienuoliai tuose nameliukuose gyvena. Arba gyvendavo. Gal į vidų net galima. Ja. Nu, neparašyta, kai sugyvena. Erotiniai, kad matytas buvo. Čia nežinau, ar galima. Panašu, kad jie čia Smart TV žiūrėdavo. Nazywał się Jan Michałkiewski. Woli polecenia książek rolą kronikarza i Nu, čia pasakoja. Lenkų. przeze mnie opowieści. Tikinčiųjų žmonės nežinai buvo. Dabar tai dvimetriniai krepšiniai. Nu, tai atnamų. Duris dekonkavos. Rankenos tiksliai. Vežionį kiek mačiau, o net galima nusisavo. Čia nuskanuot galima, tai. Čia kas nors gali nusiskanuoti. Rodo. Palauk. Šitą vatą mandra plėvelė nieko nerodo. Lietuviškai galima pasidaryti. Ne? Na, čia tiesiog informacija, istorija visa. Ai, kad žinau, ką reiškia. Na, Kad žodis buvo visako pradžia. Žodis buvo visako pradžia. In principio yra tave rabu. Skamba kaip burtažodis toks. Gardijo radiosa. Aš nenoriu. Gyvilė jau matė vienuolį. Patirtis byloja su tais bokštais ten paskui. Ten žinokit vyksta negerių dalykų. Ten paskui žiūrėk žiedas.
Nu, papasakos. Tai kur šiandien nukeliavom? Į Vingrių vienuolyną. Vingrių Pamatėm vienuolyną. kambarius. Kambaris. Su mažom lovytėm. Su mažais vienuoliukais. Kur darbom? Valgyti. Tai ką lekiam valgyti ir susimatom valgykloje. Pasipaupuosiname. O, čia kaip užmės. Mes dar į viršų palauk, ne? Nekeliau aukščiau. Tai dabar čia reikia. Kodėl negalėjo? Na tas kelią. Kaip nuotaikos pavalgios. Gerai. 5 mėnų neštumo jaučiu toks. Labai gerai pritrūkinau biškį, va. Dar daug maisto liko. Namo dar, kai visą. Čia vakarienė bus gera. Tu, kuria gali vadint likimu, aš noriu išeit, o kartais pabūt, kaip tipiška kalė. Ar aš nesvarbu, ką sako kiti, juk aš ne iš tų, kurią mylėti gali. Like, subscribe ir iki kito video.